Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų baigėsi ir tai prasideda galimos konstitucinės krizės Jungtinėse valstijose saga. Taip, vakar įvykių virtinė paženklino paliaubų žlugimo pradžią. Jungtinės valstijos dieną prieš tai paskelbė projektą Project Freedom, skirtą evakuoti Hormūzo sąsiauryje įstrigusius laivus. Tada įvyko sprogimas Pietų Korėjos valdomame laive. Be to, Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos numušė 7 greitaigius katerius šioje teritorijoje, kai jie matyt kėlė grėsmę daliai JAV laivyno. CENTCOM vietoj to teigia, kad tai buvo 6 kateriai. Taip pat šiuo metu neaišku, ar Trumpas tiesiog netinkamai pasirinko žodžius, ar Iranas turi kokią nors slaptą technologiją, leidžiančią jų greitaigius katerius numušti, o ne tiesiog paskandinti. Jis taip pat pagrasino nušluoti Iraną nuo žemės paviršiaus. Tada Iranas paleido 12 balistinių raketų, 3 sparnuotąsias raketas ir 4 vienkartinius smogiamuosius dronus į Jungtinius Arabų Emyratus. Kodėl jie? Galbūt todėl, kad tai tiesiog arti. Galbūt Iranas supykęs, kad jo taikinpiai pasitraukė iš OPEC. Kas žino? Įdomu tai, kad panašu Izraelis padėjo numušti Irano raketas. Tai svarbu, nes vienas iš spalio 7-osios atakos paaiškinimų buvo padaryti karinę sąjungą tarp Izraelio ir jo arabų kaimynų neįmanoma. Tačiau dabar jie dirba kartu. Stebėkite, kas šioje srityje vyksta su Saudo Arabija, nes tai yra didžioji karalystė šiame regione. Tuo tarpu Irano valstybinė žiniasklaida taip pat teigia, kad buvo smogta JAV fregatai. Tai būtų įdomiausias karo įvykis iki šiol, kadangi Jungtinės valstijos šiuo metu neturi nė vienos fregatos. Tai, ką dabar matote, yra dar statomos Constellation fregatos vizualizacija. Bet kuriuo atveju man buvo įdomu stebėti, kaip naujienų laidos klausia, ar paliaubos baigėsi. Štai jums rimta analizė, kurią gali pateikti tik linijos žemėlapiuose. Žodis yra ceasefire. Tai iš tikrųjų yra sudurtinis žodis, sudarytas iš cease, reiškiančio baigti, ir fire, reiškiančio daryti bum. Kadangi sprogimai vėl prasidėjo, taip, manau, kad paliaubos baigėsi. Žinoma, tai daroma prielaida, kad paliaubos apskritai kada nors galiojo. Izraelis vis dar taikėsi į Hezbollah Libane, o viena iš paliaubų sąlygų buvo ta, kad Iranas atidarys sąsiaurį. Taigi, nesvarbu, kurioje geopolitinės skirties pusėje esate, paliaubų sąlygos nebuvo vykdomos. Retas atvejis, kai pasyvusis balsas vartojamas tyčia, nes nenoriu sakyti, kas pažeidinėjo paliaubas. Bet kokiu atveju, likusioje šiandienos vaizdo įrašo dalyje noriu aptarti 2 dalykus. Pirma, aptarti, kodėl Project Freedom pagal dabartinę schemą neveiks. Antra. Galimas konstitucinės krizės galimybė ir kodėl dar bus daug keistumų dėl to, ar paliaubos išliks. Pradėkime nuo projekto Laisvė. Ir apibendrinant tai, ką ketinu pasakyti šiame skyriuje, mes matome dar vieną pusinę priemonę, kai iš tikrųjų mums reikia arba imtis didelių veiksmų, arba visai nieko nedaryti. Tai nėra tradicinė palydos misija, kai pagrindiniai JAV laivai plaukia vilkstinėje, kad apsaugotų draugiškų šalių komercinius laivus, kaip buvo įgyvendinta Irano ir Irako karo metu. Tai bent jau turėtų šiokią tokią galimybę pasiteisinti, nors dėl priežasčių, kurias tuoj paaiškinsime, suprantu, kodėl Jungtinės valstijos nesirenka šio metodo. Atrodo, kad CENTCOM bando įtvirtinti procedūrą, kaip išvesti laivus iš Persijos įlankos. Tai bent jau leistų jiems pristatyti tai, kas yra laive, ir taip pat padidintų transporto laivų pasiūlą likusiai pasaulio rinkai. Tai daugiausia reiškia jų palydėjimą per sąsiaurį. CENTCOM paskelbė nedaug detalių apie tai, ką tai reiškia. Esu tikras, kad dalis to yra užtikrinti, jog JAV karinis jūrų laivynas žinotų apie numatomą praplaukimą ir galėtų suteikti paramą, kurią yra pasirengę suteikti. Tikėtina, kad dalis to yra koordinavimas su JAV karinių jūrų laivynų dėl maršruto, kuris neseniai buvo patikrintas ir išvalytas nuo minų. Dalis to gali būti suteikti realią pagalbą, jei iškiltų grėsmė, nors ir pasitelkant dronus ar galbūt sraigtasparnį. Tačiau didžiausia to dalis yra malda, kad laivybos kompanijos sutiks su šia schema, atsižvelgiant į tai, jog aktyvi gynyba yra minimali. Daugiau pasitikėčiau jų saugumu, jei sunkioji technika būtų visai šalia jų, tačiau atrodo karinis jūrų laivynas nenori jų lydėti, tikriausiai todėl, kad tai per daug pavojinga. Jei tai per daug pavojinga kariniam jūrų laivynui,
Ką tai sako apie riziką civiliams laivams? Tuo tarpu, Iranas turi visas paskatas pulti tuos laivus. Kol Jungtinės valstijos blokuoja sąsiaurį laivams susijusiems su Irano uostais, Iranas turi mažai interesų palaikyti tokią taiką. Vėliau turėsime išsamiau panagrinėti šį klausimą, tačiau nepaslaptis, kaip padaryti, kad susitarimas būtų įgyvendinamas. Abi pusės turi turėti suinteresuotumą laikyti susitarimo, tai reiškia, kad jis turi būti geresnis nei alternatyva – grįžimas prie karo. Šiuo metu Iranui tai nėra geriau nei grįžti prie kovų. Kalbant apie kovas, visiškas Jungtinių valstijų sprendimas būtų tinkamai sumažinti Irano pajėgumus palei pakrantę, tai buvo tik pradėta daryti paliaubų metu. Praėjus 3 savaitėms, bet koks ten atliktas darbas tikriausiai jau sužlugdytas. Vis dar manau, kad šią užduotį Jungtinės valstijos gali įvykdyti karinę prasme, tačiau tam reikia įsipareigojimo, o tai reiškia išlaidas, laiką ir riziką. Taigi, gilesnis klausimas tampa toks, kodėl Jungtinės valstijos neinvestuoja tų lėšų, neskiria to laiko ir neprisima tų rizikų. Na, esu tikras, kad pastaruoju metu girdėjote daugybę atsakymų į šį klausimą. Bet sutelkime dėmesį į tą, kuris išryškėjo per pastarąsias 2 savaites. Atsukime laiką atgal į 1973 metus. Vietnamas klostėsi ne taip gerai. Kongresas vis labiau nusivylė, kad Jungtinės valstijos jau 10-metį kovoja kare, kurio įstatymų leidžiamoji institucija dar nebuvo paskelbusi. Todėl karo įgaliojimų rezoliucija bandė apriboti vykdomosios valdžios galias, įpareigodama prezidentą per 60 dienų nuo konflikto pradžios gauti Kongreso pritarimą. Niksonas vetavo šią rezoliuciją kaip antikonstitucinį Kongreso bandymą perimti valdžią, tačiau atstovų rūmai ir senatas turėjo daugiau nei 2/3 daugumą, kad galėtų įveikti prezidento veto. Tapo įstatymu. Nuo to laiko prezidentai vis dar atmeta karo įgaliojimų rezoliuciją kaip antikonstitucinę karinių pajėgų kontrolės perdavimo vykdomai valdžiai pažeidimą. Vis dėlto prezidentai tik apsimesdavo jos besilaikantis, nenorėdami, kad Kongresas pavestų aukščiausiajam teismui spręsti dėl prezidento politikos. Pagalvokite apie tai kaip apie tam tikrą derybų dėl įstatymų formą. Tai atveda mus prie dabartinio įvykio. Irano karas prasidėjo vasario 28 dieną. 60 dienų taigi yra balandžio 28. Šį vaizdo įrašą publikuoju 67 dieną, kuri neatsitiktinai žymi mano 67 iš eilės dieną, kai publikuoju vaizdo įrašą. Pagal karo įgaliojimų rezoliuciją prezidentui praėjusią savaitę reikėjo Kongreso leidimo. Kokia yra administracijos teisinė nuomonė šiuo klausimu? Haksetas liudijo Kongrese praėjusią savaitę ir atėjo pasiruošęs su parengta teisinė teorija. Taip, praėjo 60 dienų, bet tai nebuvo 60 dienų aktyvių karo veiksmų. Paliaubos iš esmės sustabdė laikrodį, kiek tai susiję su karo įgaliojimų rezoliucija. Ši logika taip pat padeda paaiškinti administracijos reakciją į apsišaudymo atsinaujinimą. Nepaisant to, kad šaudymas nebėra nutrauktas, vis dar galioja paliaubos, nes teigti priešingai reikštų vėl paleisti tą laikrodį. Gegužės 25 būtų nauja termino pabaiga, jei taip nutiktų. Tai kas bus toliau? Tarkime, kad šaudymas tęsiasi visą tą laikotarpį. Arba galbūt yra kelios dienos, kai šalis laikosi de facto paliaubų. Bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip birželį bus praėję 60 dienų tikrų kovų. Kas tada? Pradžiai nemanau, kad Trumpo administracijai tai rūpės. Iš tikrųjų mane nustebino, kad Haksetas liudijo taip, kaip liudijo. Būčiau spėjęs iš anksto, kad administracija teiks, jog karo įgaliojimų rezoliucija apima tik 60 dienų nuolatinių karo veiksmų. Taigi, jei kariauji 59 dienas, tada laikomasi paliaubų, o vėliau karas vėl prasideda, vėl turėtume 60 dienų, kol įsigaliotų mūsų 60 dienų riba. Vietoj to Trumpas galėtų priimti tą pačią teoriją, kurią Obamos administracija pateikė dėl Libijos. Karo įgaliojimų rezoliucija čia netaikoma, nes nėra sausumos pajėgų, todėl rizika JAV kariškiams yra minimali. Tačiau Obama taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos nebuvo pagrindinė kovojanti šalis, o tik rėmė Libijos sukilėlius, ko Trumpas negali teigti, nes Jungtinės valstijos ten viską darė atvirkščiai. Kalbant apie tiesioginę Kongreso intervenciją, nesitikiu čia daug.
Abu rūmai išlieka respublikonų kontroliuojami. Ir nors karas buvo nepaprastai nepopuliarus, vis dar nematėme reikšmingo respublikonų kongrese atsiskirimo nuo administracijos. Tai gali pasikeisti. Artėjant lapkritį vyksantiems kadencijos vidurio rinkimams ir apklausų rezultatams įgaunant daugiau svorio, tačiau kol kas tai tebėra tik prielaida. Tačiau štai kas svarbu. Esamiems įstatymams nereikia nuolatinio patvirtinimo Vašingtone, kad išliktų privalomi. Veikla trunkanti ilgiau nei 60 dienų vis tiek yra neteisėta pagal karo įgaliojimų rezoliuciją, nepriklausomai nuo to, ar kongresas ją aktyviai taiko. Bet kuris asmuo nukentėjęs dėl samų kovų turi teisę kreiptis į teismą, o iš esmės tai yra visi, nes tai daro įtaką aukštesnėms degalų kainoms. Taigi galime pamatyti, kad aukščiausiasis teismas imsis bylos dėl karo įgaliojimų rezoliucijos ir galutinai sužinosime, ar ji yra konstitucinė. Primenu, kad nesu teisininkas, bet kaip politologas taip pat primenu, jog aukščiausiasis teismas yra politinis organas ir teisinės teorijos yra mažiau svarbios nei politinė teismo nuostata. Šiuo metu 6 iš 9 teisėjų yra linkę į konservatyvę pusę, tačiau dalis jų dažnai nesutarė su Trumpo administracija dėl įvairių drąsių politikos sprendimų. Tai mano būdas pasakyti, kad nežinau, kokį sprendimą priimtų teismas. Jeigu teismas panaikins karo įgaliojimų rezoliuciją, visa kita, ką ketiname aptarti, taps nebesvarbu. Geriausia, ko karo priešininkai galėtų tikėtis, yra pagalba po demokratų pergalės lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose. Jeigu teismas priešingai patvirtins karo įgaliojimų rezoliuciją, tuomet čia viskas pradės darytis įdomu. Tuomet Trumpo administracijai tektų nuspręsti, ar laikyti sprendimo. Atkreipkite dėmesį, kad įstatymas prezidentui suteikia 30 dienų užbaigti konfliktą be leidimo. Tikėtina, kad aukščiausiasis teismas šį terminą pratęstų iki tol, kol bus paskelbtas sprendimas, nes 30 dienų laikotarpio esmė yra užbaigti visus likusius reikalus. Tada reikia atsižvelgti į tai, kaip greitai veikia aukščiausiasis teismas. Dabar teismas gali veikti greitai, kai tik to panorės. Pagalvokite apie Bush v. Gore bylą 2000-aisiais. Bet vėlgi, teismas yra politinis veikėjas ir vilkinti bylą yra naudinga, nes taip problema atidedama vėlesniam laikui ir leidžia lemiamiems teisėjams ilgiau likti nuošalyje nuo kovos. Gali būti, kad problema tada išsispręs savaime ir tokiu atveju teismui nereikės priimti sprendimo. Esmė ta, kad galime laukti iki vasaros pabaigos ar net ilgiau, kol visa tai bus išspręsta. Tik tada galėtų kilti konstitucinė krizė, jei Trumpo administracija atsisakytų vykdyti sprendimą. Paskutinis dalykas, kurį čia paminėsiu, yra tas, kad Trumpui bus sunku tęsti karą, jei aukščiausiasis teismas aiškiai paskelbs karo įgaliojimų rezoliuciją konstitucinę, o kongresas nesuteiks leidimo tolesniems veiksmams. Tuo metu kongreso kadencijos vidurio rinkimai jau bus visai čia pat. Ir nors abejoju, ar vetui atspari superdauguma visiškai užblokuos vykdomąją valdžią, pakankamai respublikonų pereis į kitą pusę, kad Baltieji rūmai nesugebės priimti pagrindinių finansavimo įstatymų, jei nebus nutrauktas karas. Taip pat turite nedidelę problemą. JAV kariuomenė prisiekia konstitucijai, o ne prezidentui. Taip pat pradėsime matyti nemažai aukšto rango atsistatydinimų, kurie sustabdys bet kokią pažangą Irane, tačiau tai kainuos JAV kariuomenės pajėgumų sumažėjimą visai kartai. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Paliaubos kol kas baigėsi, nepaisant priešingų tvirtinimų. Naujosios JATVF pastangos pravesti laivus per sąsiaurį susidurs su sunkumais grąžinant eismą į įprastas vėžes. Ir netrukus kils daug didesnė kova dėl karo įgaliojimų rezoliucijos. Tuo tarpu galite sužinoti apie visus kitus beprotiškus įvykius artimuosiuose rytuose, žiūrėdami šį grojaraštį. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime kitą kartą. Rūpinkite savimi. Ir aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, ar mes turime kamikadzių delfinų, bet galiu patvirtinti, kad jie jų neturi.